Energetikos problema, viena didžiausių problemų yra tarša, pasaulio tarša, aplinkos tarša, CO2 emisijos, važiuoja automobiliai, išmeta CO2 ir ta tarša kenkia žmogui, ta prasme, tu kvėpuoji CO2, įkvėpi, iškvėpi, ta pati tarša vėlgi eina į upes, į visą kitą, tai šita tarša kenkia žmogui, kenkia aplinkai, kenkia žmonėms, visiems kenkia gyvūnijai, medžiam, miškam. Ir tai yra labai didelė problema, dėl ko reikia ieškoti naujų technologijų, kas galėtų pakeisti šitą taršą, naujų būdų, kaip gaminti energiją ir neteršti aplinkos. Čia turbūt yra pagrindinis mūsų tikslas. Na ir tam reikalui mes naudojam vandenilį. Ir gal greičiausiai taip supaprastinti visą tą mūsų pranešimą, tai būtų, kad vandenilio energetika tai yra apima gavybą, saugojimą, transportavimą ir jo panaudojimą. Tai trumpai ir būtų tas, kad visuose tuose etapuose reikia surasti optimaliausius sprendimus, optimaliausius variantus, kaip galima padaryti ir pasiekti kuo didesnį efektyvumą, kuo didesnį rezultatą, kad galėtume sėkmingai naudoti vandenilį kaip atsinaujinantį energijos šaltinį ir taip išvengti minėtos gamtos taršos. Lietuvai tai konkreti nauda galėtų būti, kad vystomi toliau moksliniai tyrimai įvairūs. Tai to pasiekoje yra šviečiama visuomenė, auginamas jaunimas gali taipogi savo gyvenimą pakreipti į tą atsinaujinančią energetiką. Tai yra kaip atskira, tarkim, šaka, vandenilio energetika. Tas pats, kas paklaustumėm, ar kokia nauda saulės energetikos, vėjo, tai tas pats yra su vandeniliu. Tai tiesiog atskira atsinaujinančios energijos šaka. Ir tiesiog kuriam didesnę atsinaujinančių energijų šaltinių vertę. Kitas dalykas gali būti lėšų pritraukimas, pavyzdžiui, bendradarbiavimas su užsienio institutais, su visa kita struktūrinių fondų ieškojimas, ir lėšų pritraukimas, ir tai visada yra gerai Lietuvai. Tai jauniesiems mokslininkams greičiausiai galėčiau palinkėti nenuleisti rankų, visada būti motyvuotam, siekti savo tų užsibrėžtų tikslų ir daryti tai, ką mėgsta. Neiti tai, ką sako minia, o tiesiog daryti tai, ką nori ir ką mėgsti daryti. Turbūt pridursiu, Marį, paantrinsiu, labai gerai pasakė, svarbiausia nepasiduoti, siek savo tikslų ir eiti ten, kur tu nori būti, nes jeigu tu eisi ne ten, kur tu nori būti ir sieksi ne to, ko tu pats nori, ir nesvarbu iš tikrųjų, ar tenai būtent mokslas, ar galbūt tiesiog, nežinau, paprasčiausiai pardavimai ar kažkas tokio, tiesiog siek savo tikslų to, ko tu nori. Tai tiek.